Plūdinės meškerės aš neįsivaizduoju be geros plūdės ir be gero kabliuko. Iš principo, meškerės pasirinkome, rytes pasirinkome, radome teisingus valus ir visą tai turi vainikuoti tai, ką mes spoksosime visą dieną, tom savo žvejo akim ir lauksim to niurktelėjimo magiško ir ten jau nežinau, kodėl esame tiek užhipnotizuoti, kad ta plūdė tik niurks ir pas mus jau galvoj ten per tą sekundę iš tokios žuvies, kuri kimba iškart pasidaro tokia, kol nepakirti ir nepajauti, kas ten iš tikrųjų yra. Eugenijau, apie salmo ir sensas plūdės. Na tai yra plūdės jau ne to lygio, apie ką mes kalbėjome. Meškerės vis dėlto tai yra tai, ko nevengia ir sportininkai ir ko pats nevengia, kiek žinau. Ta prasme, tikrai, jeigu parašyta 5 gramai ir bus 5 gramai. Tiek va pro serijos plūdės salmo, apie sensasą turbūt net nereikia apie tai net abejoti. Ir tai yra ko gero svarbiausia. Ir formos teisingos, ir antenos teisingos, būtent matomas. Taip. Ir ypatingai aš jas rekomenduoju visiems, kurie žvejoja būtent tolimo užmetimo ir baloninę meškerę, kai nėra naudojami tie vadinamai botai arba sudurtinės meškerės, nes vis dėlto mėgėjai gal to ir nenorės niekada. Ir į ką atkreipti dėmesį vis dėlto į ne metalinius, o į anglies pluošto kilius. Būtent, jeigu mes turėsime plūdę metalinių kilių ir žvejosime srovėje tolimo užmetimo arba baloninę meškerę, prilaikydami srovėje kirsime, dažniausiai būna, kad metalinis kilis susilenkia. Vis dėlto jis yra tokiam švelniam prilaikymui. O būtent salmo plūdės skirtos srovėje yra padarytos iš galingo kieto kilio, aišku, iš balzos ir dar turi savo tą privalumą, kad valas yra veriamas per auselę ir per visą korpusą. Visame korpuse yra įstatyta plastikinė širdis. Dažniausiai visi žino, kad jeigu to nėra ir plūdė būna ant valo, keičiant gylius, dažniausiai valas pagrindinis perrėžia plūdės ir dažą, perrėžia ir laką po kažkiek tai laiko ir plūdė pradeda gerti vandenį. Šita plūdė niekada neįgers vandens. Na, o apie tolimą užmetimą plūdės ir apie tai, kaip jas montuoti žvejojant srovėje, mes turime tikrai labai neblogą pamoką, išbandymą ir rekomenduojame jums pažiūrėti. Tai iš tikrųjų meno kūriniai, su kuriais visi nori žvejoti ir žvejoja ten, kur yra pakankamai gilu. Bet kokie mūsų ežerai, nuo lieptų per atostogas, per savo laisvalaikį, iš toli žvejojant plūdę, pagauti karšį, gaudyti ežeruose įvairiausiuose ežeruose ir tvenkinėse kuojas. Ir kokį padaryti montažą, tai yra kaip sumontuoti svarelius, mes turim jums ką papasakoti. Ir jeigu mes sumontavome plūdę, galime drąsiai pasakyti, kad kabliukai kamosanai yra tas daiktas, kuris reikalingas visiems meškeriotojams. Ar ne, Eugenijau? Na taip, tu įtikinai tikrai per tos kelis metus, kad
B651, tai turbūt jau kas antroj parduotuvė, jeigu ne Ir kiekvienoje. perkamiausias kabliukas Lietuvoje iš principo, ar ne? Galim drąsiai pasakyti, tai yra perkamiausi ir mėgstamiausi Lietuvos meškeriotojų kabliukai. Aš jas atradau prieš gerus 4 metus. Mes jais pradėjome gaudyti kaip ir eksperimento būdu, bet jau paklausę gerų žvejų sportininkų. Ir su jais lipame į kalną ir būtent kamasanai, savo kainą visų pirma, kas yra gerai. Dar vienas savo pasiekimumų Lietuvos meškeriotojai, kas vėlgi yra gerai. Yra ten ir angliškų kažkokių drenanų, bet tu jų ten su žiburiu nerasi, vienoj parduotuvėje visoje Lietuvoje. O tai yra iš tikrųjų geras kablys, galingas kablys, laikantis bet kokio dydžio žuvį. Gaudžiu ir karšius, ir žiobrius, ir karpius, ir amūrus, ir jokių atsilenkimų, jokių atšipimų, būtent to, ko reikia iš gero kablio.